2014 m. Plasta sostinės B lygos finale žiūrovai išvydo reto grožio dvikovą. Dėl aukso medalių susigrumė du vienas kito verti varžovai – SK Ferimsta ir MB Legal tikroji sauga. Taigi tik ką prasidėjo sutikimas, varžybas pradėjome tikros saugos klaida ir SK Ferimsta su kamuliu. Žiūrėkit, pirmieji taškai, 3-1 laimi. Tikroji sauga, dėja. Labai sunku uždengti tokius žaidėjus kaip Eduardo Rogačiov, Linas Valatkevičius. Žiūrėkite, 3 taškai Eduardo Rogačiov. O ką aš jums sakiau? Tai yra, jūs buvote teisus. Ferimstos krepšininkai dar antrajame ketvirtyje suteikė savo sirgaliams vilties, kad viskas baigsis lengvai ir užtikrintai, kuomet susikrovė dviženklę persvarą. Tačiau patyrė tikrosios saugos krepšinio vilkai netrukus pavijo varžovus. Po ilgosios pertraukos komandos viena kitai neleido atitrūkti ir didžiausia intriga paliko pabaigai. Iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos likus 2 sekundėms, MB Legal komanda pirmavo 2 taškais, tačiau kamuolį kontroliavę Ferimsto žaidėjai sugebėjo išprovokuoti pražangą. Prie baudų metimo linijos stojęs Tomas Grybauskas pataikė abu metimus ir išplėšė pratęsimą. Papildomo laiko metu nugalėtojas ir vėl sprendėsi paskutinėmis sekundėmis. Šį kartą jau Ferimstai pirmaujant 2 taškais, varžovams nepavyko pataikyti lemiamo metimo. Ferimsta šventė pergalę rezultatu 74-72 ir iškovojo B lygos nugalėtojų taurę. Nugalėtojo ekipą į priekį vedė naudingiausių finalo žaidėjų pripažintas Ugnius Luneckas, įmetęs 14 taškų. MB Legal tikrosios saugos komandoje lyderio vaidmens ėmėsi Marius Prekevičius, pelnęs 18 taškų ir atlikė 6 rezultatyvius perdavimus. Patys matėt, finalas buvo iš tikrųjų nepakartojamas visiems ir žiūrovam, ir patiems mums jau čia motyvacijos netrūko. Tai nežinau, kitais metais bandysim į A lygą tikriausiai ir ten prašiau nepasirodyti. Tikriausiai matėt, sunkiausia buvo pataikyti baudas. O šiaip tai net nežinau, iš tikrųjų gintis sunkiausia buvo, nes labai geri buvo varžovų, aukšti žmonės, labai gerai judėję. Ir tiesiog labai sunku buvo prieš juos gintis. Tikrai geriausi aukšti žmonės visoje lygoje. Porą žodžių savo komandai. Ferimsta, patys geriausi, nežinau. Nesuklydau ateidamas čia, tikrai. Patys geriausi žmonės, pats geriausias kolektyvas ir galvoju, dar daug metų mes čia bandysim gerus rezultatus parodyti. Šiai komandai tai antrasis finalas per 2 metus. Tiesa, praėjusiame sezone Ferimsta kovojo dėl C lygos aukso. B lygos čempionų taurė kartu atvėrė komandai duris į aukščiausią sostinės A lygą.